Mano tikslas truputėlį papasakoti jums apie tai, kas ta archeologija, ką jį tyrinėja, ar Lietuvoje yra archeologų, na ir ką galit jūs nuveikti su ta archeologija. Turiu ir porą daiktų ant stalo, kuriuos galėsim išmėginti, net ir archeologinių radinių. Labai vertingų ir šviežių, ką tik iš tyrinėjimų. Tai va, ir tai kas ta archeologija? Kas pakels ranką ir pasakys? Na, sakyk. Kaip ir toks istorinis reiškinys. Reiškinys. Senovinis daiktas, kuris būna iškastas iš po žemės. Beveik taip. Na ir? Ieškojimas kažkokių daiktų. Daiktų. Na, beveik panašus visi atsakymai. Jie tyrinėja kaulus kažkokius. Teisingai. Tai va, sekantis mano klausimas, kągi tie archeologai tyrinėja. Susitarėm, kad tai yra susijęs su senove. Ir ką tyrinėja archeologija? Kokius objektus? Ką? Ginklus, kirvius, Ginklus, kirvius, labai gerai. kaulus. Viską labai teisingai sakot, tyrinėja ir kirvius, ir kaulus. Viską, kas yra seno. Dinozauro I- O va čia tu neteisus. Čia tyrinėja paleontologai ir geologai, nes dinozaurai buvo prieš tai, kai atsirado žmogus. Tai archeologai tyrinėja visą žmonių istoriją iš ko? Iš materialinių kultūros liekanų, ar kaip čia pavadinsim, iš daiktų. Paprasčiausiai. Taip, tai kas tie daiktai yra? Jūs teisingai viską minėjot. Ir kaulai, ir kas dar? Nu, gali būti vazos, ginklai. Asočiai, beveik kaip ir vazos, labai gerai. Žodžiu, viską jūs žinot. Ir net ir kaulai visi irgi taip pat. Tai svarbiausias dalykas, kad archeologai ieško senų daiktų ir juos tyrinėja ir dabar pasiaiškinsim, ką jie gali nustatyti, kas tie archeologai apskritai gali būti. Tai kaip manot, kaip atrodo archeologas ir kas jo gali būti? Na, kelkit rankas, drąsiau. Visi čia vienetai, prašau. Archeologų gali būti tas, kuris, domisi istorija. Domisi istorija. Archeologų gali būti bet kas nori. Kas nori, faktiškai, ir galima sutikti, bent jau padėti tikrai gali. Na? Tas žmogus, kuris yra drąsus. Drąsus. Tokia mergina gali būti archeologė? Puikiai. Ką šita ponia daro? Su mikroskopu tyrinėja kažką, taip? Na, šitas dėdulė ką veikia? Jau minėt, vazą ir ąsotį krapšto, bet ne vienas iš jų kol kas nekasa žemės. Ar jie archeologai? Na, taip, visiškai teisingai. Jie archeologai. Viena yra išsikasti daiktus, bet kita vertus muziejose daiktų yra daug ir juos irgi reikia kažkam tyrinėti. Tai archeologai irgi tą daro. Na, dabar sakykit, čia gali būti archeologai? Taip, ne? Kodėl? Aš... Jeigu darbosaugą perskaitysiu. Taip, darbo sauga, jeigu žino, laisvai gali būti. Į tokį urvą įlyst galima, aišku, irgi archeologai tą sėkmingai daro. Ir be abejo, kad vaikai irgi sėkmingai gali dirbti su archeologais. Jie patys dar negali būti archeologai. Kodėl? Nes jie... Dar, ne tai, kad maži, jie dar mokyklos nepabaigė ir dar nesimokė universitete. Tai archeologai visi yra, jeigu juos jau tikrai taip vadinam, tai yra tie, kurie mokėsi to mokslo universitetuose. Pavyzdžiui, kaip aš. Tai yra ir Vilniaus universitetas, ir Klaipėdos universitetas, kuriuose to mokslo moko. Na, bet keliaukim toliau. Tai kas per specialybę tai yra ir kokius, pavyzdžiui, instrumentus ar daiktus naudojate archeologai. Tai mes toj pasižiūrėsim, neskubėkit. Pirmiausia, išsiaiškinsim, kas tie daiktai, kuriuos jie tyrinėja, kas tie radiniai, kuriuos jie randa. Pavyzdžiui, ar atpažįstat, kas čia per daiktas? Sekantis spėjimas? Antgalis. Strėlės antgalis. Liuks, iš titnago padarytas, akmens amžiaus dirbinys. Tai visi daiktai, kurie yra nuo akmens amžiaus iki 1800 metų Lietuvoje, tai yra vadinami archeologiniai radiniai. Tai archeologai tyrinėja svarbiausia šitą laikotarpį. Nuo maždaug 13 tūkstančių metų prieš mūsų erą iki 1800 metų. Po to archeologai tiesa irgi tyrinėja kai ką. Pavyzdžiui,
partizanų bunkerius, padeda atkasti vienas ar kitas kažkokius objektus, kapus ir panašiai. Tai archeologų reikia ir vėlesniais laikais, bet pagal mūsų teisės aktus tai iki 1800 metų. Bet toliau dar apie daiktus. Čia gali būti archeologinis radinys? Gali. Gerai. O čia? Ne. Kodėl? Čia nauja. Naujas, labai gerai, naujasnis, šviežias daiktas, kojinė, tikėsime skalbta. O čia? Kirvio galva. Jei kotą reikia įkišti ir bus puikiausias įrankis. Na, šitas daiktas? Naujas. Bet jis archeologam gali padėti, jeigu jie randa seną kirvį, reikia jį nuvalyti, restauruoti, tai visai neblogas instrumentas. Čia? Toks didelis. Gali? Nu, žinokit, jūs teisūs. Čia yra iš Švedijoje vazų karaliaus laivas, kurį pastatė, jisai išplaukė uoste, paplaukė 200 metrų ir paskendo. Ir po to jį visą ištraukė ir jam pastatė atskirą muziejų. Vienas didelis archeologinis daiktas. Didžiulis. Taip, kad gali būti ir toks strėlės antgaliukas titnaginis, bet gali būti ir beveik kaip namo dydžio laivas. Irgi archeologinis radinys. Čia? O kodėl ne? Kodėl ne? Per naujas? Super. O čia? Gali būti ir taip, ir ne. Nes jeigu čia yra lėlės ranka ir koja, ji gali būti sena ir visai gali būti archeologinis radinys, tai žodžiu, žaislai irgi gali būti archeologiniai radiniai ir archeologai gali tyrinėti ir žaislus. Kodėlgi ne? O čia? Kas čia tokio? Pirmiausia, nuspręskim, kas čia yra. Svediniai? Ne, pasižiūrėkit, kas mastelėje, čia centimetras, tai kas čia tokio? Beveik gerai. Vyšnių kauliukai. Gali būti, kodėlgi ne? Čia vyšnio kauliukai iš valdovų rūmų tualeto. Kažkas buvo privalgęs labai daug vyšnių. Labai geras archeologinis radinys, galima išsiaiškinti, ką žmonės valgė. Na, trumpai dar apie tą visą archeologiją kaip mokslą. Jis atsiradęs ne taip senai, nes žmonės senovę ir kolekcionavimu senų daiktų rinkimų susidomėjo ne per seniausiais. Faktiškai viduramžiais, 15 amžiui, kas buvo maždaug prieš 500 metų, pradėjo žmonės domėtis tom visokiom senienom, jas kaupti dvaruose, ypač valdovai, jie prisirinkdavo visokių senų skulptūrų, prisipirkdavo mumijų, parsiveždavo iš Egipto, jiems labai patikdavo, prisidarydavo tokių įdomybių kabinetų. Tai juose būdavo ne tik senie daiktai, bet ir, pavyzdžiui, koks nors krokodilo iškamša arba dramblio iltis. Tai nuo tada prasidėjo daiktų rinkimas ir pamažu tai virto mokslu. 19 amžiui. Ir jūs turbūt esat gal matę, kas nors dalyvavę kasinėjimuose. Kas kasinėjat? 1, 2, 3, 4. Visi kiti po to taip drąsiau prisijungia. Bent jau matėt, tai tikrai, ne? O kur buvot? Lietuvoje ar kur nors toliau užsienyje matėt? Kernavėje, taip. Kur? Lietuvoje, labai gerai. Tai matot, vaikai sėkmingai tą veikia. Tai kaip vyksta tie kasinėjimai ir kaip archeologai nustato, kaip ten žmonės gyveno. Tai pirmiausia, aišku, reikia nuo ko pradėti? Nuo kasinėjimų. Tik tada daiktai atkeliauja į muziejus, jie nuvalomi, restauruojami ir juos jau galima tyrinėti ir bandyti išsiaiškinti, kas ten su kokiais kirviais bėgiojo, kokias vyšnes valgė. Yra netaip daug įrankių, kurių reikia archeologams. Tai koks svarbiausias? Mentelė ir šepetėlis, bet kastuvas irgi svarbus. Žiūrėkit, aš turiu vieną savo mentelę atsivežęs, kadangi ką tik iš kasinėjimų galit pasižiūrėti. Atrodo, kad šita man gal per maža, bet žinokit labai gera. Galit su stratu pasižiūrėti. Tai neužsigaukit. Kietas plieninis daiktas. Ne, čia mano kasimo instrumentas greta kastuvo. Kai reikia kažką mažo kasti, tai su kastuvu nepakasi. Na? Sakyk garsiau.
kaip pasiseka. Kartais mes neilgai kasinėjom, savaitės, 2, tai pavyzdžiui per vieną savaitę suradom 100 daiktų. Tai nei daug, nei mažai. Žinot, kas yra mentelė, kas kastuvas, irgi žinot, kam fotoaparatas archeologam. Gal labai senus radinius turi įamžinti, nes jeigu jie kažkur pasimestų. Nu, net ne radinius, bet ir viską tą, ką jie atsikasa. Taip pat yra ir stebuklingas daiktas nivelyras, kuris matuoja aukštį ir atstumą. Tai jis reikalingas daiktas. O metalo detektorių, žinot, kas per daiktas? Ir turbūt kas nors jau esat ieškoję metalo? Turit? O tokį turit? Ne, bet esu naudojęs. Labai gerai. Įsijungiam ir kur metalas yra? Rodykit. Pilna metalo. Ir čia, visur metalas. Kas, tu turi metalo? Nieko neturi. O, radom. Ant bato yra. Tikrinam. Laikrodis yra. Taip, kur jūsų? Telefonas išdavė. Ten vien metalas? Tai čia esi. Erzin. Nėra? Patikrinsim. Aha, radau. Ant batų. O sakei, neturi. Žodžiu, ir būna ir dideli, ir maži, tai žodžiu geras daiktas, jeigu kasinėjat daiktus iš metalo. O sakykit, ar toks instrumentas padėtų, jeigu kasinėjate akmens amžiaus gyvenvietę? Ką sakė taip? Aš. Kodėl? Nes tipo daugiau daiktų. Daugiau metalo rastumėm. Akmens amžiuje. Ai, ne. O, ar akmens amžiui žmonės naudojo metalinius įrankius? Dar ne. Taip, žodžiu, jeigu kasinėjat akmens amžiaus gyvenvietę, tai tada nepadės jums toks daiktas. Reikės ir kitų dalykų. Na, bet aišku, kaip ir visi, archeologai naudoja ir kompiuterius, ir rašo ataskaitas, ir straipsnius, ir knygas, tai viskam reikia ir kompiuterio. O kam reikia mastelio, kas tai yra liniuotė, kam reikia liniuotės? Kaip manot? Na, išmatuoti, bet kam dar? Orbus? Nežinau, kas yra orbas. Padėkit. Ai, deimantai ir auksas. Nu, čia dažniausiai geologai to užsiema arba kokį nors mineralų kasėjai. Tuojaus mes pereisim prie mastelių toliau, kam tie masteliai labai reikalingi. Pavyzdžiui, sakykit, kuris didesnis, kairė ar dešiniai? Sakyk, kuris? Šitas ar šitas? Šitas? Šitas didesnis? Tas didesnis? O kodėl tas didesnis? Kodėl šitas didesnis? Jis atrodo mažesnis. Taip, nu va, puikiai supratot, kam mastelis yra. Nes jeigu padarysit nuotrauką, nepridėsit mastelio, ją padidinsit, atrodys, kad, nu, vat, kaip tie vyšnių kauliukai, didžiuliai daiktai. Bet jeigu pridėsit mastelį, tai čia 1 centimetras, tai čia yra va, toks daikčiukas, toks molinis indas. O šitas koks? Va toks. Nu va, matot, kaip svarbu. Tai jeigu jūs ką nors fotografuosite, siūsite draugui, pavyzdžiui, kad jūs radot baravyką, tai nepamirškit pridėti mastelio. Kartais galit panaudoti daiktą, kurį visi pažįsta. Telefoną, degtukų dėžutę arba, na, euro monetą. Tada visi žinos, kad, aha, šitas moneta yra tokio dydžio, tai grybas jūsų yra toks. Vadinasi, jūs tikrai sėkmingai, arba žuvį, jeigu pagausit, irgi galite tą panaudoti. Tai archeologai mažus daiktus, aišku, jie fotografuoja vienaip, didelius kitaip ir įvairiausių metodų naudoja savo tyrimuose. Vienas iš būdų yra fotografija iš dangaus. Su lėktuvu skrendant, arba dronų, arba iš oro baliono fotografuojant. O kodėl taip yra? Kam reikia to? Nu, senoviniai žmonės, jie kažkaip norėdavo padaryti tokius objektus labai didelius, nu, iš akies nebūtų. Sutinku, vienas iš to taip pat yra. Bet kartais yra taip, kad po žeme esantis daiktai, pavyzdžiui, sienos arba namai, jų nesimato, jeigu šiaip eini pro šalį, bet virš jų
blogai auga žolė arba gerai auga žolė. Ir tiesiog kita spalva yra žolės. Ir kai nufotografuoji iš viršaus, tai labai gerai matosi. Arba jūs galite pamėginti atsigult namie ant kilimo ir bandyti suprasti, koks kilimo raštas. Ar ten gėlės, ar kokie nors kryžiukai, ir tada užlipti ant kėdės ir žiūrėti iš viršaus į kilimą. Su šito išsiaiškinom. Taip pat Lietuvoje yra ir povandenininkų archeologų. Ar esat girdėję kokius nors objektus, kuriuos kasinėjo, nardė po vandeniu? Taip, jie nardo ir po vandeniu. Tai atrodo, kad archeologai kasa žemę. Tai kartais jiems tenka tą žemę kastis po vandeniu. Ir visai greta, jūs, aš nežinau, iš kurios pusės jūs važiavot? Iš tos važiavot pro Lokesų ežerą, ar ne? Pro Bebrusų važiavot. Tai žinokit, visai netoli nuo čia už akių turbūt 10 kilometrų, gal 8 yra Lokesų ežeras, kuriame yra puiki gyvenvietė aptikta, irgi po vandeniu. Tai tas labai svarbu ir archeologai tą labai daro. Dažnai ir Lietuvoje. Taip, kad jeigu norit būti archeologų, tai reikia ir kasinėt mokėti, ir naudotis kompiuteriu mokėti, mokėti rašyti pageidautina gerai, ir plaukiot irgi kartais reikia. Dabar dar vienas klausimas, kaip nustatoma, kuris daiktas senesnis, kaip išsiaiškinti, kuris ten tas evoliucionavęs daiktas, kuris senas, o kuris naujas. Pats paprasčiausias dalykas, taip vadinama tipologija. Na, daiktų palyginimas. Tai vat jeigu susidėsit vienodus daiktus, pavyzdžiui, jūsų kepurės visas, į vieną eilę, galima pamėginti pasižiūrėti, kuri seniausia, kuri naujausia. Aišku, jūsų kepurės panašaus amžiaus, tai sunku pasakyti. Tai čia, pavyzdžiui, strėlės sudėtos, bet jeigu aš jums parodysiu tokį paveikslėlį, suprasite, kas yra palyginimas tarp seno ir naujo? Tai šitą daugmaž visi gal dar ir turite, ne? O tokį kas nors atsimenat? Naudojot dar? Nu va, čia buvo senelis prieš 150 metų. Tai va, pasidėję tokius daiktus išsirikiavę, galit suprasti, kuris naujesnis, kuris senesnis. Ir tada jau galima palengvinti supratimą, kuris daiktas naujas, kuris senesnis. Kitas dar svarbus dalykas tai yra stratigrafija, kurią archeologai naudoja kaip nustatymą, kas seniau, o kas anksčiau. Tai yra kaip tortas. Tai viršutinis sluoksnis, matot, ant viršutinio pyrago sluoksnio yra namas ir miškas auga, o kuo giliau kasamės gilin, žemyn, tai tuo senesni daiktai yra. Nes vis gilin iki pat dinozaurų, kur jau nebe archeologija, o kas? Nebe archeologija. Tai tas irgi labai svarbu, nes reikia, archeologai dėl to ir fotografuoja viską, paišosi visas sieneles, kad jie suprastų, kurie daiktai yra senesni, kurie jaunesni. Aišku, yra ir kitų metodų, bet va čia pavyzdžiui pavyzdys, kad ant pat viršaus, jau čia dabar nebe lietuviški centai turėtų būti, o euro centai, ir kuo giliau kasi, tuo senesni daiktai. Tai jeigu ant viršaus dar yra 21 amžiaus asfaltas, reikia plyteles nurinkti, kažkas pinigą pametė, tai kuo giliau kasam, tai žiūrėkit, va, susprogus patranka iš Antro pasaulinio karo, pypkė iš 17 amžiaus, tada koklis iš 16 amžiaus, šachmatas iš 15 ir kuo giliau, tuo vis senesni daiktai. Tai jeigu kasit gilę duobę, tai pačiam dugne rasit senus daiktus, o viršui, aišku, bus šviežesni. Dar galima labai geras daiktas nustatyti senumą pagal medį. Taip, klausau. O ką jos sako? O kaip tai skaičiuojama? Reikia suskaičiuoti brūkšniukus? Tai kiekvienas medis, jeigu nupjaunat jį ir matot jo rieves, suskaičiuojat ir žinot, kiek jam tiksliai metų. Bet juos visus sudėjus, senus ir naujesnius medžius, galite susidaryti visą seką, nes kiekviena rievė yra vis skirtinga. Jeigu metai buvo sausi ir trūko lietaus, tai ta rievė bus
plona, nes medis neaugo, jam buvo šalta, jis, vat kaip šiemet, saulė nešvietė, nemalonu, tai jis daug neaugo. Bet jeigu geri metai, daug lietaus, karšta, tai medis tada greit auga ir jo rievė yra stora. Tai iš tikrųjų daug kas auga, turi rieves. Pavyzdžiui, žuvies žvinai turi rieves metinės. Jeigu pagausit žuvį, galit nuimti jos žvyną ir ant žvyno irgi yra rievelės tokios kaip ir medyje. Paimat padidinimo stiklą ir suskaičiuojat, kiek metų žuviai. Spėkit, kas dar turi žmoguje tokias rieveles. Vienas jūsų organas turi irgi rieves. Antspaudas. Antspaudas turi rieveles, bet ne metinės. Pirštai. Ne, siūliau. Dantis. Žinokit, jūsų dantis auga kaip medis. Jeigu perpjovus jūsų dantį, ten irgi bus tokios pat rievelės. Ir galima suskaičiuoti, kiek jums metų. Taip, kad neišsisuksit. Jeigu reikės, jūs suskaičiuos ir net jeigu jūs neišduosit, kiek jums metų, gali pasakyti. Tai apie tuos tyrimo metodus trumpai papasakojau, jeigu ką galima aišku pasidomėti, jų daug labai visokiausių yra. Dar aš noriu jums trumpai papasakoti, kas tie žmonės, kurie pradėjo Lietuvoje archeologijos mokslą ir kaip šiandien sekasi archeologams, kiek čia jų yra ir ką jie veikia. Tai 19 amžiuje, kaip ir visam pasauliui, tas mokslas prasidėjo ir pats pirmasis rinkėjas kolekcijų buvo Žygimantas Augustas. 16 amžiuje jis buvo prikaupęs tokių savo irgi įdomybių kabinete daiktų iš tolimų šalių, visokiausių krokodilų, ginklų senovinių ir panašių dalykų, bet tikras mokslininkas yra Eustachijus Tiškevičius, tai 19 amžius. Tai jis buvo tas pirmasis tikriausias mokslininkas ir archeologas, ir kasinėjas, ir rašęs knygas apie tai. Na, o šiandien yra vos 300 archeologų Lietuvoje. Tai jeigu suskaičiuosite, kiek visokių kitokių specialybių yra, pavyzdžiui, mūrininkų arba santechnikų, net ir politikų yra daug daugiau, archeologų pakankamai nedaug. Taip kad jeigu susidomėsit, galit irgi rinktis tą specialybę. Vilnius, Kernavė, Klaipėda, Kaunas, tie patys Dubingiai, kurie irgi netoli nuo čia yra patys turbūt didžiausi ir įdomiausi kasinėti objektai, kuriuose yra ir akmens amžiaus, ir viduramžių pilių, ir bronzos amžiaus tos gyvenvietės esančios po vandeniu. Tai tikrai labai daug įvairiausių paminklų Lietuvoje galima atrasti. Ir ką aš jums pasakojau apie tus mokslus visus ir metodus, tai visa tai daroma ir Lietuvoje. Tiek skraidoma su dronais, malūnsparniais ir lėktuvais, fotografuojama, kaip atrodo piliakalniai. Matot, kaip jie, jeigu eisit aplink jį, tai nesuprasite, kaip jis atrodo ir kokios tos aukštos sienos buvo. Arba jeigu nepanersite po vandeniu, tai nesuprasite, kad ten kažkada stovėjo ant įkaltų polių gyvenvietė prieš 1500 metų ar 2000. Na ir įvairiausių laboratorijų yra, kurios tyrinėja ir sėklas, ir medieną, ir pačius įvairiausius kitus atrastus dalykus, tokius kaip kad pasakojau. Na ir esminis dalykas, kad reikia patiem to nedaryti. Geriau patys nekaskit duobių, geriau padėkit archeologam. Taip, kad jeigu pamatysit, kad vyksta kokia nors ekspedicija, archeologai kasinėja ir jiems reikia pagalbos, tai jau jūs po šiandienos paskaitos turėsit nemažai žinių. Žinot, kas yra mastelis, žinot, kad reikia gražiai kasti nuo viršaus gilin, naudotis metalo detektoriumi, fotografuoti viską atradus su fotoaparatu ir keliauja viskas tada po to į muziejų, kur galima sukurti pasakojimą apie mūsų, jūsų, mano, visų mūsų istoriją.